Ten, kur dėmesys, ten ir energija. Girdėjote tai ne vieną kartą, bet dabar mes su jumis atliksime praktiką tam, kad pamatyti vaizdžiai. Paimam savo rankas. Čia mes turim liniją, viršutinę liniją. Ir šitoje rankoje taip pat. Sudedam rankas tam, kad taip, kad linijos sutaptų. Pamatuojame savo trečius pirštus. Pas kažką vienas pirštas bus ilgesnis, pas kažką bus trumpesnis, pas kažką bus šitie pirštai vienodi. Pas mane šitie pirštai yra vienodi. Ką darom toliau? Tiesiog padedam rankas ten, kur patogiai, užmerkiam akis ir nukreipiam visą savo dėmesį į trečią pirštą, bet kokios rankos, nesvarbu. Reikia tiesiog atsiminti, ar pasirinkote kairę ar dešinę. Taigi, užmerkiate akis, susikoncentruojate ir visą sąmonę, aš parenku dešinę ranką, nukreipiate į trečią pirštą. Ir duodate komandą pirštui, kad jis augtų. Auk, auk, auk. Daugiau nieko nereikia daryti. Tiesiog jauskite tą pirštą. Koncentruokite į jį, į pojūčius piršte ir tiesiog žinokite, kad jis auga. Nereikia stengtis, nereikia ten kartoti labai dažnai apie augimą. Tiesiog jauskite šitą pirštą. Galima ir trumpą vizualizaciją padaryti, kad jis auga, bet čia tikrai nereikia jokių pastangų. Užtenka tiesiog duoti komandą pirštui, auk ir susitelkti savo dėmesį į tą pirštą. Viskas. Gerai. Praėjo kažkiek laiko, pasitikrinam vėl pagal linijas, sudedam rankas. Na, akivaizdžiai pas mane išaugo šitas pirštas. Ir tai nėra triukas, aš manau, kad jeigu jūs pabandėte, jūs gavote panašius rezultatus. Ir dabar jūs turite patirtį. Jūs tiksliai žinote, kad ten, kur jūsų dėmesys, ten energija. O ten, kur energija, tai pradeda klestėti, tai pradeda augti. O dabar pagalvokite, kur žiniasklaida, kur mainstreamas nukreipia mūsų visų dėmesį. Bando nukreipti, kad tai klestėtų. Ir tai tikrai nėra apie laimę, apie misiją, apie ekonominį augimą. Tai yra apie problemas. Tai yra nukreipimas dėmesio į tas temas, kurios kažkam yra naudingos ir kur reikalinga mūsų energija. Taigi šitą pratimą parodykite kitiems, parodykite vaikams ir kaskart prisiminkite, kada norėsite skaityti naujienas, nukreipti tenai savo energiją. Pagalvokite, ar aš noriu, kad tai augtų.